Labą dieną Virgi, labą dieną Tadai, sveiki visi, kurie žiūrite šią laidą. Na ir šiandien netiesiogiai kaitinsime geležį ir pasagas, žinoma, kartu su itin retos kalvio kaustytojo profesijos atstovais, tai yra tėčiu bei sūnumi Baltrušaičiais. Taigi Virgis ir Tadas Baltrušaičiai maloniai sutiko pabendrauti, maloniai sutiko atsakyti į keletą užduotų klausimų, kurie keliauja po Lietuvą su visomis dirbtuvėmis ant ratų. Na, Virgio Baltrušaičio turbūt pristatyti senesniai kartai nereikia, visi žino, kad tai garsus žirgų kaustytojas, arklius kausto nuo 14 metų. Šiandien jis rūpinasi geriausio žmogaus draugo kanopomis ir yra vienas labiausiai patyrusių arklių kaustytojų Lietuvoje. Kaip profesionalus kalvis Virgis daug kartų dalyvavo kaustymo varžytuvėse, respublikinėse žirgų ir tradicinėse kultūros šventėje bei žirgelį. Virginijus Baltrušaitis yra 2000 ir 2001 metų važiavimo kinkiniais čempionas. Na, jeigu aš ką primiršau, Virgis mane pataisys ir pridės. Taigi pirmas klausimas vyresniajam, tai yra Virgiui Baltrušaičiui, kas tave atvedė į žirgų pasaulį ir kokiomis disciplinomis susiminėjai apart mano išvardintų kinkinių čempionų titulų? Į žirgų pasaulį, tai tais laikais, kai augom, visi užsiminėjo kokiu nors sportu. Pas mus Riešės kaimukė, kitokių sportų nebuvo arba reikėjo mieste užsiminti. O mieste nebuvo sąlygų, nes laiko trukmė, o šiaip tai arkliai, nu kaip, buvau toks prie arklių, buvau didesnis ir prie arklių. O Tadai, o tu kada pradėjai jodinėti? Nežinau. Tai gal tėtis atsimena? Čia jo. Tėtis turbūt už rankos paėmė ir nuvedė tave į žirgyną ir pasakė, juosi sūnau. Ne, važiavo, manau, su vežimu. Nes, nu kaip, jisai po arklydės valkėjosi kartu su manim. Ir užaugo su arkliais ir jau kito susirinkimo kaip ir nebuvo. Prie arklių. O nuo kada prasidėjo kalvio karjera? Mano? Taip. Kalvio karjerą šiaip jau grinai, kad kaustyt po biškį pradėjau, tai, ką žinau, senai. Nepameniu, o tau Tadai kada prasidėjo? Irgi tėtis už rankos atvedė? Ne, buvo kitaip. Pas mus, kai Lietuvoje buvo daryta amatų mokykla, buvo pirma sesija tų prancūzų, tai prasme, buvo atidarę tą mokyklą ir patys pirmi atėjo pas mane į praktiką. Pas tėvą dirbti jo į praktiką. O kodėl prancūzų? Dėl to, kad Nyderlandų gavosi, kad Nyderlandų fondas įkūrė ir prancūzai kompanionai, yra pas jūs tokia mokykla, kurie paskyrė į čia, į Lietuvą. Tai buvo daugiau ten tų specialybių amatų, tai ir kalviai, ir dailydės, ir konditeriai, tai čia va tos senos. Bet dėstytojai kalviai buvo... Taip, visi buvo prancūzų kilmės, Visų kalba ir visų kvalifikacijų, ne tik kalvystė. Ir kai gavosi, kai ta pati pirma laida atėjo pasiimant, toks aš atrodžiau, norėjau, kad tai geresnis, mane kaip sakyti, pas tėvą atėjo, bet realiai pasirodė, kad nesu aš ten toks visai jau toli gražu iki gero. Man buvo biški pavydas ir tas didžiausia buvo motyvacija, tas lūžis ir buvo, kad galvoju, tai kaip jie čia tokie geriau, aš čia toks jau tokiam kairiem rankom. Bet tai gerai buvo toksai atspirties taškas. Tik tai tiek, kad vienintelė problema ta, kad reikėjo labai anksti eiti į tą amatų mokyklą, nes buvo... Anksti tai kada? Po 9 klasių aš jau. Dėl to, kad elementariai mokyklą būtų uždarę. Nes nebuvo vaikų, kurie norėjo eiti. Mes buvom paskutinė laida, buvo tik tai 3 laidos, o tik, skaitykim, tik pati pirma ir pabaigė visą turbūt laidą. Ir tuo ir užsidarė? Tuo ir užsidarė mokykla, jo. Ne pati mokykla, bet kalvio specialybė. Jo, ta specialybė, ją išlaikino, nes nebuvo ką mokytis jos. Nėra norinčių, vis tiek sudėtinga specialybė ir Nėra reikalaujančių. nesudėtinga, bet nėra sudėtinga pagrindė žmonės į ten puola, kad ir prie tų arklių, kaip ir šiai dienai, kad kokie pinigai, bet kai prisieina padirbti, ai ne, gal eisiu vadybą užsiiminėti. Lengviau, ar ne? Nereikia kūjų. Tos klausimas yra turbūt lengvesnis darbas, negu čia jodinėtam manėžė.
O irgi per treniruotės ir varžybas, aišku, dalyvavęs ir konkurų varžybose ir, man atrodo, dar aš ir pati varčiau tavo garbės raštus konkūriniuose aikštelėse, kur iškovojęs prizinės vietas buvai. Ir šiandien jau minėjau, kad buvai važiavimo kinkiniais čempionas. Na, per treniruotės ir varžybas esi susidūręs ir su laimėjimais, ir su pralaimėjimais, o tai moko, kaip elgtis su nesėkmėmis, stiprinti ištvermę bei kovoti. Ar žirgų sportas tave užgrūdino, ar įgavai daugiau pasitikėjimo savimi? Aš nežinau, jeigu dėl tų pralaimėjimų, tai toks buvo Prasauskas pranas, žymybė, jau čia tos istorijos lietuviškos. Tai jisai visą laiką sakydavo, vaikyti, nepyk ant arkliuko, gal tu negerai padarei. Tai va tie žodžiai labai davė supratimo. Ir plus, daug supratimo davė, todėl kad buvo labai daug trenerių, pakankamai kvalifikuotų. Vieni rėkdavo, kad negerai padarei, o kiti sugebėdavo paaiškinti, kad viskas prasideda nuo galvos. Kaip tu galvosi, kaip tu žiūrėsi į tą reikalą, taip ir gausis. Ir gal tas susidėliojo taip, palyginus, kaip tada jodavom, nebuvo ten visų tų prabangų inventoriaus ir taip toliau, daug ką kūrėm patys, daug ką darėm patys, bet esmė pralaimėti nebuvo gėda. O dabar jau skaitosi, oi, koks geras arklys, ir tu pralaimėjai. Ir inventorius koks puikus, ar ne? Ir tu pralaimėjai. O kodėl kalvio profesija? Gal vaikystėje galvoja apie kažkokią kitokią profesiją? Vaikystėje galvoju. Kai reikėdavo rašinėlius rašyti. Man nesunku buvo. Kaip ir dabar galiu lelekinti pusę dienos ir nieko nedaryti, taip ir tais laikais. Rašinėlius rašyti, tai čia techniniai dalykai. Tada jau tu vis tiek vaikystėje galvoji, ten kosmonautas, ten koksai daktaras? Ponas daktaras. Ponas daktaras? Visada dariau daktarą. Ne bet koks, bet ponas daktaras. Bet daktaras laiką būdavo ponas. Vienu žodžiu, norėjai būti ponu. Ne bet kuo, bet ponu. Būtent daktarų norėjau. Taugi sakė, kad būtum superinis ten tas. Man patiko, ta prasme. Aš ir turiu praktikos, ta prasme, to klausimu. Norėčiau, ta prasme, daktaras gera specialybė. Tai niekada nevėlu keisti. Ne, tai čia, manau, ateity čia. Mokslas šviesa be mokslo. Gerai, jūs dabar abu kalviai tikrai abu žinomi Lietuvoje ir, manau, už jos ribų. O kaustymas yra mados reikalas, pavyzdžiui, galbūt, aš noriu savo žirgą pakaustyti mėlynomis pasagomis, ar ten, kaip pavyzdys, raudonomis pasagomis. Mados reikalas, tai čia gal ne, čia daugiau ne mados reikalas, gal čia daugiau koks renginys bus ir tas išskirtinumo noras, o ne mados reikalas. Faktas yra susigalvoja, kad ten vėliavėlių reikia ant kanopų. Ant kanopų? Taip, dar ko nors, kažko tokio. Pas mane karta iš tikrųjų yra biški kitokia, jaunesnė. Didžioji dalis jų, tai kitiems turbūt yra, kad gal mados. Bet čia ta mada, jinai tokia labai sąlyginė. Jinai ateina ir praeina, kaip ir visos mados, taip pat kaip ir mados yra, kaip sakyti, veterinarinėse tuose visose lygose, taip pat kaip ir yra mados arklidėse, kaip yra mados jojime ir treniravime pas mus. Yra gal šiokių tokių madų ir yra tokių, kaip sakyti, keistų gal klausimų dėl tų madų, bet turbūt tas visas kontingentas, su kuriuo dirbu, tai jisai nėra kvailas. Visi supranta, ko reikia, ko nereikia, tai jiem paaiškini, jie tik paklausia, o yra arklių, kurias, pavyzdžiui, kalam iš tikrųjų tik dėl grožio, bet jų labai mažai. Bet kalą dėl grožio. Labai mažai. Gerai, o apie kalimą dabar taip tik užsikalbėjom, o jūs kaustot, pavyzdžiui, lenktyninius žirgus, ar, aišku, Lietuvoje jau dabar tos lygiosios lenktynės kaip ir ant išnykimo ribos, sakykim taip, o ristūnus, pavyzdžiui, kaustote? Čia yra, kaip sakyti, labai skirtingos virtuvės. Lenktyniniai, ristūnai, jojami, kinkomi, viskas yra skirtingai. Ir tam, kad lysti į tų lenktyninių žirgų rinką, turi ruoštis tam. O kai jiegi patys viską moka. Bet tai, o pavyzdžiui, gerai, jie patys viską moka, tada pereikim dailusis jojimas ir konkūrai, ar ne? Dailiojo jojimo arklius jūs kaustote, ar ne? Yra tokių. Yra tokių, ar ne? O kuo skiriasi, ar skiriasi, jeigu skiriasi pasagos, pavyzdžiui, dailiojo jojimo žirgui ir konkūriniam žirgui?
Sakyk. Tai tu sakyk. Nu gerai, Tadai, tu kaustai. Aš kalbu tik tai kelias specifikacijas, ta prasme, arklių. Ta prasme, dailiojo jojimo. Dailiojo konkūro, konkuras tai yra faktas, dėl to, kad tai yra pagrindas, bet man labiausiai patinka turbūt ištverminiai arkliai. Aš nes jie yra turbūt patys tokie, labiausiai, jie daugiausiai įdeda darbo su arkliu, žmonės, pats žmogus daugiausiai, nes čia, ką mes matom, sakykime, kur manėžė, ar tenai daugiausiai, nes ten yra labai ilgas treniruotės, jos yra labai, plus paskui masažuoja tos arklius, jie patys, didžiąją dalį darbo įdeda patys, tai man labiau patinka ta. Bet ar skiriasi pasagos? Yra ten pačių pasagų gal ir nelabai skiriasi. Pati forma, visa kita, taip yra modeliai, gal sakykim, kai kurie, bet yra priedai didesni. Daugiau priedų, dėl to, kad visą laiką lauke, jie dirba, jie neturi tokių apartų. O gerai, o konkūrų ir dailiojo jojimo pasagos, sakykime, skiriasi kažkuo? Šiek tiek gal skiriasi tik tai tuo, kad ten, sakykime, pačio kaustymo metodika yra kitokia, bent jau teoriškai. O praktiškai kiekvienas arklys, individualiai. Realiai kiekvienas individualiai. Ir tada tu tenai tik tai matuoji. O gerai, sakykime, apie tipus dabar užsišnekėm. Kuo skiriasi tie tipai? Pavyzdžiui, dailiojo jojimo lengvesnis, sunkesnis. Oi, čia pagal. Čia vat ko reikia. Ko reikia. Žinokit, ten nėra taip, kad va šitas knyga lietuvių kalba, šita matematika. Ten nėra taip. Ten matai pagal faktą. Plus, jeigu daugiau jojantis, daugiau paprastai viskas prasideda nuo diskusijos. Ne diskusijos, o su šeimininku, ar ne? Su raiteliu. Pasakė, kad ten kažkas tai ten. Treneris daug pasako iš tikrųjų. Ne taip, plus treneris pasako, kokie gruntai, kokie viskas, į viską turi atsižvelgti. Ir tada varžybų, kaip kas, kokias varžybos. Plus dar, jeigu žinai tuos arklius, yra žymiai lengviau, negu atvedė, važiuosiu tenai, ką tas arklys, kaip jis bėga, kaip pastovus darbas yra žymiai lengviau, kaip ir moteris eina pas manikiūrą darytis. Nueina, manikiūrininkė žino, ko reikia, kaip reikia, koks tavo nagas, viską žino. Ir tada daro. Tai čia lygiai tas pat, pagal padėtį. O gerai, dabar jūs kalviai dirbat, važinėt po visą Lietuvą. O kaip prasideda kalvio rytas? Gerai, nuo kavos puodo, kas toliau? Nuo patingėjimo. Ir nuo patingėjimo, bet ar yra kada tingėti? Yra. Reikia tik. O noras visada. Aš nuo vaikystės sakau, kad tinginys prieki manęs eina biški toliau negu per ištiestą ranką. Bet nesvarbu, kad jis eina per ištiestą ranką, bet darbų tai Lietuvoje yra. Valgyt norisi. Jeigu nesinorėtų, tai tas tinginys taip ir šliaužtų turbūt, ne? Dar aišku yra, taip pasakyti, bet kokiu atveju tas dalykas, kad pagal pačius žmonės, pagal raitelius, pagal klubus, kas važiuoja varžybas, jiem yra pirmenybė, tai čia yra natūralu, nes tie arkliai tuo momentu yra patys svarbiausi, kad jie būtų, kiek įmanoma, tvarkingiau, gražiau atrodytų. Tam reikia biški laiko dar užsimest tam tarpui, kad jeigu sakykime, kažkoks netitikimas, kažkas bus blogai, kad būtų kur dar biški pataisyti. Tai nuo jo prasideda diena, dažniausiai pas ką važiuosiu. Susidėlioju grafiką. Taip, bet aišku, stengiuosi dėliausi iš vakaro, bet tas iš vakaro labai retai gaunasi. Dėl to, kad kiekviena situacija kažkas pametė, kažkam nukrito, kažkas ten taip atsitiko, arba kažkam labai dega. Bet vis tiek išgeriat kavą, susidedat įrankius, ar ne? Ryte atsikeli kava, saldainis. Šiandien, sakau, dariau mankštą, tai turėjau kelias dienas laisvas. Na gerai, susidedat įrankius į savo važiuoju, iš savo viskas sudėta. Aš vėl grįžtu prie tų įrankių, man taip žingeidu. Turit be galo daug visokių replių, replyčių, visokių ten žaisliukų pas ją susidėję tam autobusiukį. Ar labai brangus darbo įrankis, kaip pavyzdys, kiek kainuoja replis? Geros kalvių replis. Čia kaip pažiūrėsi tas brangu. Turbūt raitilinko brangiau. Taip, pasižiūri ten tas balnas 5000. 5000. Na, bet vis tiek, aš grįžtu prie to klausimo, kiek kainuoja replis? Geros replis turbūt 500 1000, ta prasme. Ir siunčiatės iš kur? Iš užsienio? Iš Amerikos, ką iš Prancūzijos, dabar iš Italijos pradėjom dažniau, sakykime, nes itališki įrankiai šiuo metu. O pasagas iš kur perkat? Pasagas dabar perkam, turim tiekėją, kas tiekia pas mus į Lietuvą, tai yra tik tai 2 vietos, kurios apskritai veža pasagas. Tarsi normaliai veža, tai yra tai Pasažas ir Augustinų dvaras. Tai vieni veža iš Olandijos, kiti veža iš Švedijos, ta prasme. O šiaip pagrindinis. O jau ten, ko tu nori, plus kažkokio kataloginio varianto,
Tai arba pats daraisi, arba užsakai. Nu, nes, Bet pasagas atsisiunčiat visokių formų, visokių dydžių, nes yra daug modelių, daug tipų. Daug modelių, daug tipų, plius dar yra, daleisim, kad toks aliuminio reikia. O pasakė daktarai, kad jam reikia. Aliuminio pasagų. Taip, ir tada jau siuntiesi, užsakinėjai. Taip, tai žiūri, ko specialiai reikia, ką gali pats pasidaryti vietoj, ko negali, tai tą siunti. O kokia kalvių yra profesinė liga? Nugara? Tinginystė. Nu, apie tinginį šiandien jau kalbėjom, bet apie kitą ligą pakalbėkim. Nu, dar viena yra liga, kaip čia ją pavadinti, šnekėti daug. Nu, šnekėti daug, čia ne liga, čia gal, sakykime, pliusas yra, kad atvažiuoji ne... Bet jeigu žiūrint, kas sveikata, tai turbūt labiausiai kenčia pirštų sąnariai. Jo. Pirštai, alkūnės, keliai, o po to ten nugara ir... Nes nugara nėra, ta prasme, tu užsiaugini iš tikrųjų, ta prasme, fiziškai raumenį tą ir jeigu ją saugai, tai tada jinai saugosi. Jeigu, aišku, tu nesaugai, tai jeigu tu turi tą raumenį, tai reiškia, kad reikia tarsi... Bet tu sakai, jau darai rytais mankštas, vadinasi, turi... Dėl to, kad vis tiek raiščiai labai pavargsta, ta prasme, ypač, pavyzdžiui, man labai keliai pavargsta. Tai aš jau stengiuosi, kad tas kelias būtų kuo jis elastingesnis, nes po to dirbtų, jis automatiškai kažkaip kitaip stovi, tai jau kitaip stovi, jau pavargsta iš karto kažkuri labiau pusė. Bet mankštos vis tiek padeda atsipalaiduoti. Visada, jo, visada. Visiems padeda. Svarbiausia tempimo. Visiems padeda. Amžius vis daro savo, taip. Padeda, tik sveikata. O ar pavyko išvengti, vis tiek būna įvairiausių charakterių žirgų, ar ne? Ar pavyko išvengti nelaimingų atsitikimų, ten prispaudė, įkando, nuspyrė? Įkando, tai čia, kaip sako... Einamas dalykas čia. Einamas dalykas. Ypač baisu, kai pasako, mano tai nekanda. Aha. Nu, tai... Ir jisai tada tau grįžtelna, taip sakant. Nu... O tai buvo tokių atsitikimų, kad, pavyzdžiui, spyrė taip, kad išėjot iš rikiuotės ten kokią mėnesį ar pusantrų? Darbo metu tai turbūt gal mažai tokių atvejų. Pas mane tai tokių atvejų visi mažiau yra negu pas tėvą. Bet tėvas jis nesisaugo nedarbo metu. Aš kaip, pavyzdžiui, neinu prie arklių nedarbo metu. Neturiu arklių ir neinu prie jų, tai šitą. Jau neturiu. O jisai dažniausiai visos traumas būna, kai nedarbo metu. Tu biš toks atsipalaidavęs labiau, jo, mažiau dėmesingas ir... Apie klientus, kaip tik su Virgitu užsiminėjai, ar visada klientai, žirgų savininkai perspėja, kad atveda tau žirgą kaustyti, ar ne, ir perspėja, nu, žinokit, ponas Virgi, dabar mano arklys va toks ir toks. Vadinkim taip, tie žmonės, kurie su tuo surišti, jie visada pasako. Atsargiai ten kažką tai... Jautrus, šnypščiantis, kaip sakom, ir taip toliau. O tie, kur tokie visiški diletantai, tai jie maždaug, tai už ką aš tau pinigus moku, jeigu tu negali pakelti kojų. Bet šiaip techniškai vis tiek, kaip bebūtų, vis tiek kaustom didžiąją dalį arklių, tas pats per tą patį. Žmonių ratas yra čia nedidelis, tų turinčių arklių. Bet atsiranda vis tiek naujų klientų. Jo, visi turim atsisėjoję savus klientus, bet kokiu atveju prie tų klientų esam pripratę. Dažniausiai didžiausias būna turbūt problema su jaunais arkliais, o tie, kurie atvažiuoja jauni, nauji. Kaip neapčiupinėti. Jo, kol tu pats, sakykime, nes tu nežinai, kaip jisai jausis, kaip jis elgsis ir panašiai, tai čia turbūt didžiausia. Bet šiai dienai turbūt nebėra tokių. Anksčiau, prieš 15 metų, tai ten jo buvo. Ten tokių šnypų. Ypač būdavo tose vietose, kur jų daug yra. Dėl to, kad rankų mažai, arklių daug. Taip, bet tai visur tas pats. Ar tu imkim pas mus, ar tu imkim užsienį, visur. Didelis kiekis arklių. Reikia greitai padaryti, skiria dienas, atlėkė. Nes rankų mažai, elementariai rankų mažai. Taip, nėra kam. Nes sako, reikia rankų. Taip, bet kokia. Nes, pavyzdžiui, yra pas mane klientų, kurie nuo mažiuko kumeliuko turi ten tų arklių, bet jie patys trypia aplink juos, jie kumeliuką atveda, o šitą reikėtų sutvarkyti. Aišku, nes kiek būna visko, būna, bet būna ir tie senekliai išsigasta ten. Katinas užšoko ten kažkas nukrito, ar kitas pabėgo susinervavo, tai tam labai iš karto. Bet čia tokie, labai dažniau reti tokie atvejai. Čia einamoje veigoje, tai ta prasme turbūt taip nėra. Visi daugiau mažiau ramus. Suprantu, kad dabar atimčiau, taip sakant, iš jūsų duoną, bet ar būtina kaustyti tuos arklius? Gal užtenka tik tai apdrožti manikiūrą, padaryti, nulakuoti, kaip iš jūsų, kaip kalbių? Ne, tai paprastai, bent aš tai sakau, ar tau reikia įkausti? Jeigu sako, reikia, nu gerai, tada kaustam. Dėl to tas skirias tu tingi. Bet šiaip fiziologiškai, ar iš tikrųjų karpiui reikia kaustyti? Yra
pavyzdžiui, arklių, kuriuos tikrai reikia. Nors jis mažai dirba, bet jis turi didelį diskomfortą basas eidamas. O yra... Tipo padas ten jautrus, nu, kažkas ten tokio probleminio. O yra arklių, kurie, nu, nelabai ką veikia, tikrai gali eiti basi. Nu. Aišku, yra tas variantas, sakys, nemato širdis neskauda. Taip. Nuėmė tas pasagas, išleidai į pievas, peržengdoja ir... Bet iš principo arklys negimė su pasagom. Taip. Tai čia reikėtų atsižvelgti ir tai, kad mes pripratinę į tokią biškį prie, nu, tokių pagerintų, sakykim, sąlygų. Nu. Kad jo nelytų, kad jisai būtų švarus, kad jis būtų gražus. Bet taip, tai tas yra pasagos, jos turi savo pliusų, bet jos turi savo ir minusų. Plius, vadinkim, kaip sakyt, toks variantas, kad galiu dabar jau, vat atsimenu, tai daug kas gyvena šituo, vat atsimenu. Mano laikais tai buvo taip. Pavyzdžiui, tu gyveni. Taip, tai šitą, tai viena. Antra, dabar yra toks dar pasakymas, turi kanopos pailsėti, jeigu dirbantis arklys kokį poilsį. O šitas poilsis kanopų yra atėjęs, nu, galiu pasigirti, nuo manęs. Ne, tai iš senų laikų, dėl to, kad ir senais laikais kalvis gaudo stabilų atlyginimą. Nesvarbu, ar tu dirbi, ar tu nedirbi. Nesvarbu nuo skaičiaus, kiek tu padarysi. Šiai dienai mes gaunam, kaip bebūtų atlyginimą už kiekvieną arklį. Tai, ką tu padarei. O jeigu tu esi valdiškas darbuotojas, ypač tas tarpas, kai buvo tarybiniai laikai, Maniežė ant pjuvenyčių, niekam nekaso. Ar jis 10 pakals, ar jis 10 dienų nei vieną nekals. Tai natūralu, kad kalvis taupo save ir nekalba. Tada sakai, Nu, taip ir savo kanopom sveikatai. reikia Taip, pailsėti. prasideda makaronai, bet yra faktas, tas ypač yra kai kurių lygų arba, sakykim, problemų, kai yra geriau nuėmus pasagas, bet tam reikia laiko. Reikia suprasti, kad nuėmus pasagai perinamam laikotarpiu reikia laiko. Jo reikia nemažai. Ir nebus taip, kad Bet vis tiek reikia kanopą prižiūrėti, reikia ją drožti. Taip, faktas, bet jinai Minimaliai ją reikia prižiūrėti, bet tai tas turi būti laikas, nu, daleisim, turi pailsėti. Nu tai gerai, pailsėti. Nuėmė pasagas, nuėmė viską, išleidai į pievą, tegu ilsis. Bet tai turi trukti, prasme, ne mėnesį laiko. Ai, daug ilgiau turi trukti. Taip, o pas mus ten 2 savaitės Ir sako, kalsim atgal, taip nebus. Arba kalsim atgal, arba jau pailsėjai. Jau pailsėjai. Tadai, o tu kada nors gailėsi, kad tu pasirinkai būtent šią profesiją? Visada gailėsi. Ir buvo toksai momentas, Šiaip kad man tu patinka mano darbas. noriu mest. Visada noriu mest. Bet patinka, bet tai darbas man nesueina, patinka, pats darbas. nesueina man galai, kad noriu mest ir Kad patinka. arklys man patinka, bet aš taip tariant pavargstu nuo darbo. Ir aš norėčiau tikrai lengvesnio darbo, kaip ir mes visi. Noriu kažką lengvai, kad eitų dividendai savo. Ant saukutė. Jo, bet man arkliai patinka, pavargstu aišku labai. Dėl to noriu mest, nes aš kartais ateina toks momentas, kad tu galvoji, kad jau nieko nebežinai, kad jau, ta prasme, kad jautiesi, kad darai daugiau klaidų negu naudos nešė. Tai tas irgi yra tiesa. Bet tos juodos mintys ateina. Jo, jos kaip ir visiems. ir- Ateina, užeina, ir- tas dėmesys praeina, tik tai tiek. Labai, labai žmogiškas toksai, žinai. Taip, čia turbūt... Jo, čia ar tu turbūt visiems. griovikas ar malkas kaposi tau irgi. Visiems. Ir prezidentai firmų irgi nori Jo, mesti išeit, viską ir mest, išeiti, o taip. paskui praeina ir viskas praeina. Tai va, tik tai O- tiek, kad laiko nėra, ne? Nu, va, čia. O patys ar bandėt kada nors nukalti pasagą? Nu, Virgis tai turbūt tikrai bandė. Apie tą dar Privaloma. nedrįščiau sakyti. Privaloma. Privaloma nukalti Tai pasagą. egzaminą taip neišlaikysi. Va, jam. Jo. Bet Privalė. gerai, egzaminų neišlaikysi, bet jau tavo laikais, tada jau tu Tai patys šiais laikais minėjot, taip kad, pat. kad jau jūs siunčiate pasagas, jau gatavas, jums nereikia ten kalti, nereikia žaizdrę, deginti tą geležį. Virgi, ar tau teko Tai tokie? pradėjau, tai nuo to ir pradėjau, nes tais laikais nebuvo pirkti pasagų, jojame markliam, buvo ten tos Vilkaviškio fabrikėlio tokios pirštus. Kažkur dar yra. Yra. Bet ten vinių reikėjo dar Galiu parduoti. Tai tu laikykis, paskui parduosi, kaip Bet aš suvalkietis tai man suvalkiečiai, parduok. Atlietos buvo, net nekaltos, net to Ne, atlietos. kaltos. Kaltos? Kalto žaizdrė, degintos ar ne? Ne, kaltos, tada buvo štampų kaltos, kaip ir dabar štampuojamos, o kai nebuvo jojam, tai gaudom, užsisakydavom iš gamyklų, gaudom per blatus, tik mes galim, juostą metalinę sukarpytą ir kalėsiu pasagas visiems pagal. Praktiškai žiemą tą ir darai būdavo. Kali pasagas. Kad Kaip pasagų nereikia, kaip sakydavo, kad kanopas kol ilsisi. O gerai, o tadai, tu
tau Taip, teko irgi taip, kalti dėl to, kad kai pasagą? Irgi mokėmės- su tuo, kaip sakė Virgis, Taip, su tuo lygiai taip pat, šliužiuku, reikia ar ne? mokėti išsimatuoti kanopą, prieini, arba tau pasako kokio ilgio, ta prasme, tu privalai, dėl to, kad mokykla kitaip, nu nes tau paskiau lengviau darytus, netgi tu ruošinį gavęs po to, tu žinai, kaip jinai linksta, kur Kaip tas dadėti, metalas atempti, linksta, jo. ne? Tai kaip jisai reaguoja, Tai tos vienu tavo žodžiu, su smūgius. tuo kūjeliu Taip, teko taip. pamojuoti abiem. O gerai, o kiek sveria tas kūjelis, su kuriuo lyginate pasagas ir gal skaičiaut, kad nors kiek aš tą kūjelį į dieną pakilnoju? Kiek sveria tas kūjis? Mano sveria 900, tėvo, man atrodo, kilogramą sveria. Kilogramas ir 9. Aš 2 turiu dabar. Viena sunkesnė, kita lengvesnė. Taip, jo. jeigu platesnės pasagos, kad mažiau daužyti, o daug metų atsiminti. Aš tokia gerai drožiu, tai man nereikia daužyti, pasiaurina. Ačiū. Bet Jis ten pridaro, Bet ten vis tiek tenka pakilnuoti tą kūjelį. Taip, bet kokiu atveju, jo. Ir kairė ranka ar dešinė dabar stipresnė pas jūs abiem rankom, vis tiek Aš nemojuoju. abirankis, jo. Tu kairiarankis? Apie Šiaip. šiaip. Abie Jo, man nesvarbu, ar su kairė, ar su dešinė. Tai aš abirankis, tai galiu, sakykime, aš mokyklą turėjau tų priekalus, tai būdavo su viena, su kita. Nes pavargsta ranka, nu, natūraliai pavargsta. Bet kai čia tu arklydėj dirbi, tai tu tiek arklių nepadarai. Nu, kiek tu padarai? Nu, 4, nu, 5. Čia sako, yra didvyrių, kurie ten po 10 kalo. Bet aš tikrai nesu toks, tai ten, nu... Aš esu vienas iki pajuokavęs iš savęs. Ne, tai visi esame pabandę kažkada, tai, bet iš principo... Tai, Žmogaus galimybės, Jo, tipo, jo. žinai, kiek aš galiu, ar ne? Bet... ten daugiau proto negu žmogus. Ten durnumas, ten viską ir po tokių eksperimentų, po to 3 dienas važiuoji dirbti, bet į tą pusę net žiūrėti. Jo, tai rankos tokias atsisuka. Ir rankos, ir kaip tu sakei, ir keliai. Taip, ir smegenys. Ir smegenys. Gerai, Virgi Kaus, tai tikrai labai nuo seniai, nuo 14 metų jau žirginių sportų užsiminėjai. Žirginių sportų aš užsiminėjau nuo seniau, o kaustau, tai čia 14 metų pirmą pakaušiau, nes buvo bėda. 14 metų pirmą pakaustą. Gerai, tikrai už tavo nugaros didelis bagažas. Ar tu jauti arklių kanopų skirtumą, pavyzdžiui, tikrai atsimeni, 2000-ieji metai ir praėjus 20 metų, 2020-ieji, kuo skiriasi, kuo jos evoliucija kokia įvyko ar neįvyko? Evoliucija įvyko didžiausia tame, kad būkim, sako, biedni, bet teisingi, labai daug atnešė kultūros kaustime va šitą va jų mokyklą. Nu, ir po to kiekvienas išvažiavimas į užsienį. Ir kiekvienas išvažiavimas į užsienį ir tos informacijos. Todėl, kad mes anksčiau pasagą paplės pasiaurintam, gardo kampo praplėtė, a ten pakentės. Bet aš turiu omeny, ar pati kanopa, tai jinai laikui einant, nu kaip sakyt, jinai gal ir pasikeitė, bet kaip ir žmonės. Anais laikais, va, tu pati basa bėgioji po pievas. Taip. Dabar išvaryk tave, Ne. 4 ir iš lėto. Tai lygiai tas pats, pati kanopa gal nepasikeitė, pasikeitė jautrumas. Todėl, kad visą laiką va, smėliukas, aikštelė gražu. Dabar pasakyk, kas daug joja į laukus, va tie ištvermistai, vieninteliai. Ir pas juos niekas nepasikeitė. Suprantate? Pas juos kaip sakyt, kanopos tikrai. Jie net nepameta iš tikrųjų, jie gyvena, nors tai dažniausiai levadose pas mus šitų stengiamės popų neleisti. Aišku, mes juos ir kalam biškai kitaip, ypač konkurinius. Daugiau išleidžiam, ilgesnės pasagas, sakyta. O gerai, ar priklauso, pavyzdžiui, kanopų būklė, dabar apie kanopą susišnekėjom, nuo to, kaip šeimininkai maitina, kaip šeria savo žirgą? Viskas kaip dedasi. Kaip pas mus ten vadinasi? Racionas, mocionas ir gera priežiūra. Tai čia, kanopų priežiūra. Bet priklauso nuo to, viskas, ar Tai ne? faktas, netgi pažiūrėjęs į kojas iš dalies, į kojas pažiūrėjai ir gali pasakyti, o pašaras keitėsi. Nu, aš tai ne ekstrasensas, nežinau, bet... Nu, bet Bet suamžiau, tai... Tėvelių metų pasakysi ir tu. Nesgi raštas ant kanopos, o paviršinis, jisai, jeigu kažkas tai buvo negerai kažkurį laiką, netgi pašaro pasikeitimas, todėl kad sudėtis keičiasi, kaip ir žmogui, nagai auga nevienodai. Nu, vaistai, traumas matosi, Jo. nagų taip matosi. O ar buvo, pavyzdžiui, tikrai bagažas didelis tiek pas jaunąjį Baltrušaitį, tiek pas šiek tiek vyrėlesnį, ar buvo, aš įsitikinus tikrai, kad buvo tokių atvejų, kad tiesiog akys kvadratinės ir įsipučia, kada šeimininkas atveda žirgą, ne, ir pageidauja. Dabar šitą žirgą reikia kaustyti va taip, taip ir anaip. Bet
vardų ir pavardžių, galbūt kokį faktą vieną kitą paminėti. Baisiau turbūt yra ne tada, kai tavęs pageidauja, tada, kai tavęs pageidauja, tu turi bent kažkokius rėmus, čia yra gerai. Nu, tu žinai, kad tu nori tokių, anokių, ten kažkokių filtrų, gal dar kažko tai. Bet blogiausia yra, kai atveda ir patys mato, kad ten yra nekaip ir sako, reikia kažką padaryti. Arba būna dar daktaras pasako, tai kalbi žinos, ką padaryti. Ir tu ateini ir tu tikrai nežinai, ką daryti. Čia žinotum, kaip yra žalio arklio, sėda, irgi, nežinai, kaip jisai neis, ta prasme, klausys, neklausys. Irgi tau tokių atvejų turbūt daug. Ne, nedaug aš kartais sakau. Ant rankos pirštų neužtektų? Perliukai. Perliukai? Perliukų daug būna. Ten pavyzdžiui, va čia... Oi, ne, tokių tai yra. Nuimkite, o čia dar milimetrų. Buvo tokių ypač anksčiau, tokių buvo daug. Taip, kur čia, va toj pusė. Dar ten matuoja, su šiaudu būna, dar ten kažką, tai ten, va toj pusė dar 1,5 milimetro reikia nuimti. Sakau, negalima. Nuiminėk, aš sakau, aš žinau, drūkš kraujas bėgas, ko dabar su delnu uždengęs laikyk. Jo, bet čia šiaip praėjęs. Jau praėjęs, tas jau, Dabartinių šeimininkų. Kažkaip dabar daugiau pasitikė turbūt iš principo, jau. Supratimas ir žmonių keičiasi. Anksčiau visi, kaip, ko nepaklausykit, jeigu prie arklio atėjo, tai bent tėvai ateis mano, tai tėvelis kalvis buvo, senelis kalvis buvo, kaimynas tai visai. Kaip pakaltai nėra kam. Nes nėra taip labai paprasta pakalti. Bet pašnekėti, ta prasme. Taip. Oi, šnekėti. O pavyzdžiui, žiūrėkit, aš ir pati mačiau ir jums tikriausiai dažnai teka susidurti su tuo, kada dedami padukai. Kam jie daugiau reikalingi? Ką veikia arklys? Aš taip galvoju. Pavyzdžiui, jeigu ištvermi, tai ištvermys tai žino kokios varžybos, kaip ką dėl grunto, ten akmenų ir taip toliau, dar sumažinti tą traumą į patį nagą. Plus yra dar labai daug jautresnių ir taip toliau, netgi su daktarų rekomendacijom yra dedami. Anksčiau dar vienu metu labai vaikėmės ir tų plastikinių. Bet plastikiniai, jie vis tiek... Jie dabar išmados, dabar išėjom iš mados. Jo, jie... Šiaip pagrindė tai kam padedami, tai tik tai dėl kampo arba dėl kanopos jautrumo, priklausomai dėl grunto. Prasme, tai čia yra skirtingi dalykai, ar žmogus nori, ar jo. Bet šiaip kuo daugiau, kaip aš sakau, prie bambasų, tuo jau yra daug. Bet faktas tas, kad dabar aikštės kietos yra, ta prasme, ypač ir įmant konkurus, aikštės labai kietos, didžiai, dabar daug kam dedam padus, ypač tos sodinius. Net išjodinėjimai, kur tik tai bėgioja. Nes labai gruntas dabar pasikeitęs, anksčiau jis buvo toks gilesnis, būdavo lengvesnis, o jis dabar yra toks standus. Jį sulieja, rezultatai tikrai kietesnis. Tvirtesnis, jis ne tai, kad kietas, bet tvirtas. Rezultatai mas automatiškai iš karto geresni. Bet yra kita medalio pusė, kad kenčia. Kenčia visi sąnariai, kenčia viskas. Kanopos lūžta. Ir gaunasi tas padukas, jisai kažkiek kaip amortizatorius dar sudirba. O pas mus dar kas ir yra, kad šokt nori nori aukštai, namie norisi dar aukščiau pasibandyti. Tai ta prasme, faktas tas, kad to reikės tenks, kuo daugiau tų traumų išvengti. Tai daktaras natūraliai irgi dėl to siūlo, kad bandykim pradžiai gal padus dėti, ne vaistus leisti, o po to tik. Šiandien kaip tik kalbėjom, buvom prie tokio klausimo, kad ten bandėm kaustyti tiek, kad paskui kitą dieną rankos įsiskėtė ir kojos ten nepaneša ir į tą pusę žiūrėti negali, bet vis tiek aš grįžtu prie to pačio klausimo, o gal suskaičiavot, kiek į dieną perkalėt arklių? 20. Įmanoma? Ant kiek? Ant keturių. Ne, aš tai daugiausiai gal su pakalės kokių 12. Bet dažnai, tai iš tikrųjų, ten tik ant alkūnių gali šliaužti. Kai ten yra tų didvyrių, kurie kala po 10, tai aš nežinau, arba... Yra gabių, kur iki pietų. Tai buvo tokių bent jau anksčiau, ta prasme jo, bet kad apie kokybę, tai čia iš vis kalbos nėra. Apie kokybę kalbos nėra. Bet jeigu techniškai paėmus arklį pakalti valandą pusantros... Taip, normaliai, jau be pietų, kalti, jau turime į pačią darbą nuo starto iki to užbaigimo, iki kol parvedė į tą gardą, tai taip... Tai čia mes kalbame apie bazinį, patį lengviausią. Kur be jokių papildymų, ne arklys, daleiskim, papildomai kažką reikia padaryti, neįmanoma. Tai ten iš karto pučiasi tas laikas, bet kokia atveju.
Faktas tas, kad anksčiau buvo kalimas, ta prasme, buvo toks laikotarpis, kai kaldavom tik tai dėl pinigų. Aš pats, ta prasme, taip dariau, tai aš buvau jaunas, aš lygiai taip pat norėjau jų. Bet vienu žodžiu, maksimumas pas tave buvo 12, paskui jau tu nenorėjai žiūrėti į tą pusę, ar ne? O jūs važinėjat po visą Lietuvą, o kaip pasiskirstot Lietuvą, kur ką važiuot? Ne, aš nevažiuoju visų pirma niekur. Visai nevažiuoji? Ne, iki Trakų toliausiai važiuoju. O ne? Ir iki Medinių. Tėtis sakė, Šiauliuose buvo. Tai tėvas, aš tai ne tėvas. Man tai kad tik važiuoju. Ne, kartu sakėt važiavot. Važiavot, tai ne, anksčiau. Dėl to ir nebevažiuojam kartu. Nesakė, su manim neįmanoma. Taip, nes tėvas biški nepunktualus, tai mes nusprendėme. Taip bus geriau. Tai vienu žodžiu, jūs važinėjat atskirai, Ne, turit savo atskirą klientūrą, ar ne? Šiaip paprastai dėliokim, kaip ir arklydės, kaip ir viską daro įtaką ne tik mes. Ne. Klientai renkasi. Ne, tai mes tik servisas iš principo renkasi. Kaip servisas, nu. O ką jie renkasi, tai čia jau jų, ta prasme, pasirinkimas. O pasirinkimas jų, nu ką jie kviečiasi ir kas jiems tinka. Nes nėra tokio, žinot, kaip sako, geras, blogas, nu nėra gero, blogo, jie visi yra geri. Ne tie, kur tos tetulės važiuoja, ta prasme, padrošt, čia visi šneka, bet jos irgi yra geras. Prasme, nes jos nuvažiuoja ten, kur nieks nenuvažiuoja. Nepamirškime tokių žmonių. Nesusijęta, ta prasme, Lietuva iš dviejų karvių. Bet ar jūs jaučiat konkurenciją Lietuvoje? O tai kad ne, darbo užtenka visiems, dėl to tas konkurencija Lietuvoje, nu, kaip sakyti, jinai reikalinga. Nu, bet kokia čia konkurencija? Logiškai pamastyti. Nu, kiek arklių, kiek dirbančių? Taip, aišku, būna gaila, paprastai dėlioti. O turėjai gerą tašką, kur stabiliai. Ai, patogus, nu, va, okei. Patogus važiuoti, ar ne, netoli? Ras pasikeitė kalvis. Ne, tai dar plius kas yra, kad kiekvienam taške yra daug didžioji dalis ne vieno žmogaus arkliai, tai yra kaip bazė, tai automatiškai tų klientų daug. Tai faktas tas, kad gal kažkas, jeigu pereina, tai gal ten... Bet aš čia užsidaro duris, atsidaro langas, tai čia, nu, kartais norint kažką atrasti, reikia kažką prarasti, tai čia normalus dalykas. Kažkada, kai mane iškrapštė iš žirgyno, šiaip taip... Nesakysim kas? Nepradėkim tas tėvų, nes bus ilgai. Tai, vat, jo buvo labai gera mintis. Aš perjunau, ten daug metų buvo, nu, kažkaip graužė. Sakau, ko tu nervuojasi? Čia bus kiti. Taip, tada tu pats judi į priekį, iš principo, normalu. Čia taip pat, kaip ir arkliai, čia taip pat, kaip kur jie joja. Jiem gal yra tikrųjų patogu tą patį arklį joti, nes to darbą biškinam. Bet kai tau duoda naują, arba tu turi į naują vietą važiuoti, vis tiek pradžiai gal ir sunku, bet po to tave, nu, tas varo į priekį. Po to apsipranti. Nes naujos bėdos, naujos. Jo, bet gerai, pakausiai tarp, nu, Virgis važinėja po visą Lietuvą, tu truputėlį arčiau. Ne po visą. Nu, vis tiek ten yra Radviliškiai važiuoja ir... Yra Radviliškiai nebevažiuoja. Jo nebevažiuoja. Gerai. Irakiški važiuoja. Ir Rokiški. Ten irgi kiti sumetimai. Svarbu. O kokia didžiausia galimybė po kaustimo yra žirgų nusiplėšti pasagą? Nu, pakalys atrodo gerai, pakaliau. Šlapias grūdas turbūt ir nelygios levados. Prastos levados ir prastos. Ne tai, kad prastos, bet, nu, reljefas ypač. Taip. Ir ypač labai didelė tikimybė, kurios leidžia retai. Šiaip turi galimybę, kaip ir techniškai visi. Dėl to, kad vynis būna dengti tokio, nu, ne alyva, tai yra, nu, bet sakykim, alyva. Ir kai tu jas šviežiai sukari tam, kad jas nerudytų, nes tiek tai yra, nu, tu laikai jas, nu, bet kokiu atveju lauko sąlygų. Ne kaip lauke, bet oras. Nu, sakykim, liaudiškai sakant, slidžios yra. Taip, jos biškai slidžios. Ir tuo momentu, kai tu jas sukali, jos būna, jos turi kažkiek laiko oksiduotis. Kad biškai priliptų. Bet pames gali visada. Visada. Vailiuoja, šaukinėja. Dažniausiai kada pameta? Pameta visi pavasarį, kai iš maniežų pereina į lauką, tai čia būna mėtymo sezono. Ne, net nebūna šlapia. Visi, ta prasme, da jauni, durni. Ir jauni, ir durni, erdvės. Taip, arklys. Ir blogiausia, kai būna, sakykim, levados. Bet tai baisiausiai yra pas tuos, pas kurios nėra sistemos levadų. Eina, daleisim kiekvieną dieną į levadą. Jį joja, bet jis dar eina. Tie visai kitaip elgiasi. Bet kai už Mėnulio fazė pasikeičia, išleisi levadą. Nes pats pametimas, jis kaip ir nieko strioko nėra arkliui. Blogiausias yra dalykas, kas tau reikia atvažiuoti tada, tai reikia tave tada kažkur įspraust. Nu, kažkur pravažiuojant gal... Burbėti. Bet blogiausias dalykas yra, jeigu pameta su visų nagu. Nes nagas yra... Nuplėšia visą apsilaužo. Ir dar nei vaizdo, nei tolko,
Ir tu toks, nu, tas, nes tu Ir nežinai, ką darai, daryt. vieną aplūžus ir tokia atrodo, tokia, nu, Ką neišės. tada klijuot? Ne, tu gali klijuot, Gali, faktas. bet tai esmė Bet vis padėties tiek tada nepakeitė. iš karto tavo aiškiai krenta darbingumas, O krenta per kiek laiko auga nagas? pilnai. Ne, nusiplėšiai, sakykime, Nu, tai va. tiek nusiplėšiai va tiek. Nu tai paskaičiuokim. Tu kaustumai. Du kaustymai, tai čia kiek išeina 4. Pilnai per 4 visas nagas skaitoma per Priklausomai 10 nuo mėnesių sezono. priekinės kojos. Oho. Ir priklausomai nuo sezono, jeigu vasarą greičiau auga, žiemą biškį lėčiau auga. Nu, ko šerė. Šiandien kalbėjom apie tą kūjelį, kiek ten 900 ir kilogramas 900, ne? Ne. Kilogramas 900, tu pamastyk, 2 kilogramai. Čia bicas turi būti. Nu jo, turėtų būti. Tai kokia tavo? Kilogramas Arba ir 900. Turi du. A, Jisai turi arba turi. vieną arba kitų Nu kalbų. nesvarbu, bet vis tiek tą kilogramą, taip sakant, ten pakilnot. Tai ar sunki ta kalvio rankelė? Nu, turbūt nelabai kas nori velti su jumis į konfliktus. Nebe Nebe tie laikai, jo. Nebe tie laikai, kur... Laiko ne. Dabar nebe tie laikai, bet buvo tie laikai. Ai, kai buvo tie laikai, tai tada buvo patogu. Bet tai gal mažiau kaustai. Kaušiau mažiau. Kita veikla daugiau užsiiminė. Bet jau nenorėtų niekas į konfliktą turbūt veltis. Ne, visada visi nori, nu kaip sakyti. Pabandyti tavo rankas norėtų? Ne, nenorėdavo pabandyti, nu kaip sakyti, kai žmonės apsėmė krūminius ir tada eina. Aš Šitas katas. Gerai. Next. Tadai, o ar norėtum, kad tavo vaikai užaugę perimtų iš tave šitą profesiją? Techniškai gal ir norėčiau, dėl to, kad, nu natūralu, ta prasme, kad aš bus trečias. Plius turiu sūnų, kuris paskutinis giminiai dabar, pagal pavardę. Tai būtų faina, aišku, kad aš negaliu pasakyti, kad jisai pasirink, bet dar labai mažiukas, bet... Jeigu jis norės mokytis, tai tikrai nepasirinks. Bet bent jau rasim vietos, ta prasme, patys gal ir nemokinsim, bet turiuomenį bent jau rasim, kaip pastumt, nes iš principo, va, kaip ir, aš pas tėvą kaip ir nesimokinau iš principo, nu. Ne. Per griežtas mokytas? Ne, aš tiesiog nesimokinau pas jį. Aš turėjau kitą mokytoją, bet tėvas duodavo tų darbų. Ta vat visą, vat ant ko mokytis. Tas buvo geras laikotarpis, iš tikrųjų, mes kai mokėmės. Buvo rytoj policija labai didelė. Buvo labai patogus netgi tiem, kurie mokinasi ir daleiskim į praktiką. Pažiūrėkit, koks treniruočių objektas žirgynas. 300 arklių. Taip, drož, daryk. Mes turėjom policiją, tada turėjom žirgyną. Irgi, tada labai daug žmonių dirbo. Daug tų arklių buvo, daug žmonių dirbo. Tada turėjom tą patį Gediminą Gutkauską. Gediminas Gutkauskas, taip, jisai pradžioj... Labai geras šiaip žmogus, pradžioj burbėjo, kad čia praktikantai, čia... Jis spaudė ne dėl kokybės, ne dėl nieko. Mažiau mokėsiu, sakau, palauk. Ne, tai čia kitaip. Bet šiaip jisai leido. Mokomoji priemonė to dabar yra kitaip. Dabar, nu kaip sakyti, labai daug arklių yra suvežtų, už kuriuos jau sumokėti pinigai ir visi tie... Net pačiam turbūt būtų rizikinga. Taip, belė kam duot. Jo, nes ta prasme, tu stengiasi kažkaip kažką. Bet vis tiek tavo vaikam reikės kažkur tai išmokti. Jo, tai aš sakau, bet aš gal norėčiau, gal visai būtų. Ras. Bet ar bus, tai čia laiko klausimas. Jeigu į mokyklą gerai mokysis, tai abejoju. Na ir pabaigai, o ką norėtumėt palinkėti 2025 metų progą žirgų savininkams, žinoma, raiteliams? Kokį palinkėjimai? Tadai, gal nuo tavęs? Tai aš pradėsiu nuo to, kad nepames pasagų. Kad kuo mažiau sirgtų tie arkliai. Čia turbūt svarbiausias yra dalykas. Nes turbūt arklių lygos išvargina labai tuos pačius raitelius ir tuos pačius savininkus. Nu, rezultatai tai čia kaip priklausys nuo namų darbų. Kiek pasidarys namų darbų, tokie bus rezultatai. Virgiau, tu ką palinkėtum? Tai jau viską pasakė. Nuo tavęs gal? Nuo savęs tik aš galiu palinkėti, pablevizgo, tai tada neblevizgo. Gerai, dar kartą padėkokim ir Tadui, ir Virginijui tikrai už tokį nuoširdų ir smagų pokalbį, o mes visiems žiūrovams, kurie stebėjo šią laidą, palinkėkim visi trys, kad svarbiausia gyvenime yra žmogiška šiluma. Bet kuriuo metų laiku ir bet kuriame amžiuje. Ta šiluma niekada nebūna netinkama. Jos niekada nebūna per daug. Taigi 2025 metais visi mes jums linkime žmogiškos, gyvenimiškos šilumos. Gyventi draugiškai.